Taigi, šiandieną yra Albin Vega. Štai kaip jinai atrodo, jinai yra ne ideali, tačiau taip metų mano žiemos laivas, su kuriuo aš atlikau daug nuotykių. Čia ją reikia tiesiog pasiplauti. Todėl, kad stovi jinai vargšė pas mane nenaudojama, liūdi, o jai reikia plaukti. Aš ją vis remontavau, vis dėjau vilčių, kad aš ją iki galo dasiremontuosiu, bet gaunasi taip, kaip gaunasi, aš jos susiremontuoti iki galo negaliu, nes tiesiog nėra laiko. Taip, variklis čia neįskaičiuotas, taigi pereina savo naujam šeimininkui be šito variklio. Dabar bijau atidarinėti čia, kadangi čia gali būti bičių. Na, žodžiu, inkarai yra, baką pasiimu, tos visas, kas priklauso laivui, palieku. Einame žiūrėti į vidų. Štai vidus atrodo kaip. Jisai neturi savo stacionaraus variklio. Aš jį išėmiau. Jisai turi užbortinį vandenį, turi gėlą vandenį iš bako. Čia buvo dujinė. Čia dar maistelio likę nuo mano žiemos nuotykių. Štai taip atrodo trikampis, kuriame aš miegodavau. Tuos rakandus pasimsiu. O, šitą tinklą pasimsiu, tuliką palieku. Ups. Aišku, čia reikia dar įdėti rankučių, bet ta prasme jisai jau plaukia. Tuos visus nuotykius, ką aš patyriau su šitu laivu, jūs galite pamatyti mano Facebook'o paskyroje, arba TikTok'e, arba YouTube'e. Aš su juo plaukiodavau daugiau žiemą. Todėl, kad šitas laivas yra labai patikimas, praktiškai nepaskandinamas džipas. Nu, be abejo, tai žinote, Albin Vega. Jo, tiesiog imate su juo ir plaukate. Reiškia, aš jį atiduodu dykai. Tačiau pirmenybę teiksiu tam, kas duos man už šitą laivą galbūt lašinių, galbūt dviratį, knygą, mopedą, kažkokį vertingą daiktą, telefoną, žodžiu, galima sakyti taip, mainau į gerą daiktą. Daug aš už jį nenoriu, sakau, galbūt aš atiduosiu kažkam tai ir už dyką. Tačiau vis tiek proto ribose paimčiau už jį ir dovanėlę. Taip, jisai turi grotą, turi furleksą, genują. Eina šitas laivelis kaip išrūrytas. Gal bitės neįkas. Taigi turi inkarą, čia dar tą taburetę pasimsiu aš. Nežinau, ką jums čia parodyti. Tiesiog jisai yra toks. Galima būtų papasakoti, kiek kainuotų šito laivo atsikabenimas į Lietuvą. Taigi išvardinsiu keletą būdų. Pats populiariausias tai be abejo veža su fūra. Tai fūra paimtų 1000 pinigų, 1000 europinių pinigų ir dar 100 eurų paimtų štai šitas kranas. Tai 1100 pinigų kainuotų jums ją atsivežti iki Lietuvos. Kitas variantas yra tiesiog plaukti su juo per jūrą patiems. Su šitu laivu per Baltiją peršokti yra vieni juokai netgi nepatyrusiam jūreiviui, būreiviui, todėl kad nėra tokių audrų Baltijoje, kad šitą laivą paskandintų, tiesiog reikia nusipirkti jums paprastą varikliuką pagalbinį ir drąsiai peršoksite. Tai kitas variantas, kuris gali būti, tai yra pasamdyti, kas perplauks. Lietuvoje daug žmonių yra, kurie atlieka šitą paslaugą, gana nebrangiai. Dar vienas variantas, išsinuomojate automobilinę priekabą ir su kažkokiu tai autobusiuku, nuo Ford Transitu ar su kažkokiu tai džipu atvažiuojate čia, sumokate 100 pinigų šitam kranui, uždedama ją ant kilbloko medinio ir jūs tempėtės patys į Lietuvą. Taigi, sakau, atiduosiu šitą laivą tam, kas duos vaikams saldainių,
galbūt kažkokį tai dviratį, galbūt telefoną, lašinių paltį. Nesvarbu, žodžiu, aš atviras dėrybom, todėl kad šitas laivas turi iš čia išeiti. Labai gaila, kad aš juo turiu atsikratyti, neatsikratyti, aš noriu jį perduoti į geras rankas, nes aš myliu šitą laivą. Tiesiog susidarė tokios aplinkybės, kad aš su juo turiu atsisveikinti. Taigi sakau, kad ir už dyką aš atiduosiu tam, kas jį mylės. Todėl, kad senelis yra tikrai vertas, pasižiūrėkite mano video, ką aš esu atlikęs su šituo laivu, kokiamis sąlygomis aš plaukiau. Aš plaukdavau per užšalusią šitą jūrą, tarp lyčių, vienas šeimos sąlygom. Gyvenau šitame laive, žodžiu, ir jokio vargo aš čia nesu patyręs, vien tik tai geriausi, nuoširdžiausi, šilčiausi prisiminimai. Taigi laivas stovi Švedijoje, Stalaholmeno marinoje. Apie 70 km nuo Ninės žemo, ten, kur su keltais žmonės atplaukia. Žodžiu, taip, atėjo laikas šitam laivui pasakyti sudie. Taigi šitas laivas, Albin Vega, legendinis mano laivas, laukia naujo šeimininko. Taigi skambinkit, rašykit, be abejo, į kvailus komentarus neatsakinėsiu. Einam dar kartą parodo vidų. Nes aš verksiu, aš labai smarkiai verksiu, kai reikės man atsisveikinti su šitų laivų, todėl kad aš čia įdėjau širdį. Šitas laivas buvo išmestas velniop, aš jį iš numirusių prisikėliau, aš jį žiemą remontavau, mes jį dažėm su Aiste dviese čia. Žodžiu, čia viskas čia buvo išgriauta, čia viskas padaryta naujai, neidealiai, tačiau veikiančiai. Ir daug nuotykių su juo buvo patirta žiemos sąlygom jūroje, o tas, kas plaukęs žiemą jūroje, tai tas žino, ką tai reiškia. Šitas laivas saugiai mano subinę nešė per ledinę jūrą ir dovanojo nuostabiausias akimirkas. Tai tas nuostabias akimirkas jis padovanos ir tau. Kaip ir sakiau, už nedidelį atlygį aš jį dovanoju geram žmogui. Tai tiek.